Labą dieną, pradedame spalvingą, smagią kelionę į save. Jeigu pamenate, mano Facebook'o grupėje buvo kalbama apie šitos du paveiksliukus. Na, pirmiausia, nesvarbu, koks būtų metų laikas, ar tai būtų vasara, ar pavasaris, ar ruduo, ar žiema, mes visą laiką norime tokios būsenos. Na, daugiau mažiau, kad būtų jėgos ar ne, energijos, džiaugsmo, na ir jeigu kažkas trukdo, kad būtų proveržis ar ne gyvenime. Bet irgi nepriklausomai nuo metų laiko ateina momentas, kad mes pasijaučiame va šitaip. Ir dažniausiai va šitie mūsų akmenukai tai yra įvairiausios emocijos, kurios mūsų nepaleidžia ir na, kartais mes jų net pažįstame, ar ne? Bet jos yra taip sugulusios ant mūsų kupros, kad ir, sakykime, va dabar tokią gražią saulėtą vasaros dieną mes galime pasijausti nei iš šio, nei iš to pavargę. Kaip gali būti žmogus pavargęs, jeigu yra tokia graži ar ne diena, arba tiesiog atrodo lyg ir nieko nenutiko. Taigi, kad pereitume iš būsenos šitos į šitą būseną, aišku, mes turime nueiti tikrai nemažą kelią, ypač jeigu šitų akmenukų yra tiek, kiek paveiksliuke. Gali būti, aišku, jų truputuką mažiau, bet vis tiek jie slegia. Šiandien aš pradėsiu mūsų kelionę ir pademonstruosiu vieną labai tokią paprastą techniką, paprastą būdą pirminiai savipagalbai, kai užeina liūdesys ir kartais tas liūdesys ateina iš neaišku kur ir neaišku kartais dėl ko. Savame suprantama gali būti, kad priežastis yra aiški, konkreti bėda, bet tiesiog, jeigu dabar pradėtumėm nuo 0 iki 10, kiek mes turime to krūvio, ar ne, tai tiesiog galėtumėm pasirašyti, na, sakykime, ar ne, ten koks 7. Kiekvienas nuo 0 iki 10 pasirašykite, kiek emocinio krūvio, tokio vidinio liūdesio, vidinio tokio skausmo turite, ar ne? Arba tiesiog tokio slogučio. Kitas dalykas, aišku, galime net ir pasirašyti kilogramais, kiek maždaug kilogramų, kokia pirmoji mintis ateina į galvą, kiek kilogramų tų akmenų ten tempiam, nu, sakykime, 2 kilogramus, ar ne. Aišku, mes galim sakyti, kad tai yra šiek tiek toks pajuokavimas, bet iš esmės, na, šitie skaičiai paskui nupiešus mes pasižiūrėsim, kaip jie keisis, bet iš esmės tai tikrai, kada mums yra negera viduje, tai emocijų kilogramai tikrai slegia daugiau negu tiesioginis svoris, dėl kurio moteris dažnai išgyvena. Taigi, ne veltui aš pasiėmiau lapelį popieriaus ir dabar aš tiesiog norėčiau, kad skirtumėm tam, na, sakykime, pusę minutės, minutę maždaug ir pamėgintumėm savo pasirašyti, galite video sustabdyti, jeigu galvojate, kad laiko reikia daugiau, arba kartu, kada aš rašysiu, tiesiog pasirašyti pirmiausia į galvą atėjusias mintis, kaip aš dabar jaučiuosi, kas gali būti, va tiesiog galime žiūrėti į paveikslėlį, kas gali būti mano tie akmenukai. Vat aš galiu rašyti liūdesys, pavyzdžiui, dabar aš rašau. Gali būti, net jeigu aš nežinau, dėl ko tas liūdesys, nu tiesiog jaučiu, kad kažkur va, čia yra pasislėpęs liūdesys. Paskui gal aš jį atpažinsiu, prisiminsiu dėl ko, galbūt ir net pažinsiu. Toliau, aš galiu sakyti, kad čia į tą akmenuką atėjo nerimas, į tą akmenuką ateina baimė, kažkam gal baimė dėl ateities, kažkam baimė dėl vaikų ateities, kažkam baimė dėl, na, sakykime, dėl kažko konkrečiai, ar ne? Gali būti tik šiaip kažkoks. Galiu pasirašyti įtampą, ar ne? Į šituos akmenukus įtampa įlipusi yra. Galiu pasirašyti, dabar galvoju, žiūriu į šitą paveiksliuką, kas čia jame gali slėptis. Kas čia gali slėptis? Siaubas, ar ne? Siaubas dėl, na, tam tikrų naujienų, ar ne, kurias aš šiandien sužinojau. Na, toks kažkiek siaubo, ne? Nuoskauda.
įvairiausios nuoskaudos. Kitame video bus darbo su nuoskaudomis praktika. Su nuoskaudomis, reikėtų padirbėti truputėlį ilgiau, ypač jeigu jų mes esam, paprastai visą laiką prisikaupę ir kaupiame nemažai ir jeigu neįsivalome, tai jie tokius akmenys virsta, kad ne tas žodis. Bet dabar, kadangi tokia bendra profilaktika darysim, tiesiog įsivardinam nuoskaudas. Bet prie tų nuoskaudų galime net skliaustuose net ir pasirašyti ten nuoskaudą tėvui, mamai, nuoskaudą vyrui, žmonai, nuoskauda kolegai, nuoskauda kaimynui, kaimyniai, nuo iki ir galima tas nuoskaudas susirašyti, truputėlį paplėtoti vieną kitą ir dabar, kad tas plėtojimas būtų toks konkretesnis. Ir gali būti nuoskaudos nuo vaikystės. Ta nuoskauda, nežinau, kad ten netokį žaislą nupirko, jeigu galvojate, kad dabar tiesiog ateina ta mintis. Nes pirmosios mintis, kurios ateina į galvą, visą laiką yra mums pačios tikriausios. Taigi, ir jeigu dar, žiūrėdami šitą paveiksliuką, matote, kas čia galėtų slėptis po šitais akmenimis, tai visą tai susirašot. Tiesiog padrikai, nebūtinai ten dailyraščių, tiesiog susirašom, kad paskui mes dirbtumėm ne abstrakčiai, bet tiesiog mėgintumėm ant popieriaus paleisti būtent konkrečias situacijas. Tiesiog aš nežinau, dabar galvoju, ten paveiksliukas tegu būna. Taip, ir dabar, kada susirašėme, aišku, viduje mes turėjome pajusti atitinkamą įtampą ir jeigu prisimenate konkrečias situacijas, kurios kad ir iš šių dienų kažkaip neleidžia gerai jaustis ir neleidžia to polėkio jausti, tai tiesiog pabūnam, pajaučiam kūne tas emocijas ir mūsų šios dienos darbas bus tas emocijas paleisti į lapą. Nelaikyti jų kūne viduje, bet paleisti į lapą. Paleisime jas neurolinijomis. Neurolinijos tai yra tos, kur neurolinija yra linija, kuri nepakartoja savęs jokiame taške, bet yra atskiras video apie tai nemokamas mano YouTube kanale ir Facebook'e. Bet dabar tiesiog aš vieną liniją taip išvedu, kad linija, kuri nėra sinusoidė, jinai labai gražiai eina ir tiesiog praktiškai kur ranka veda. Taip. Taigi, ir dabar kalbame patys su savimi ir paleidžiame. Aš paleidžiu liūdesį. Aš paleidžiu liūdesį. Aš paleidžiu liūdesį. Galiu pridėti dėl, jeigu esu pasirašiusi, dėl ko liūdžiu. Jeigu yra konkretus liūdesys, pavyzdžiui, šiandien dėl kažkokios konkrečios situacijos, tai aš galiu tiesiog visas linijas piešti tik su liūdesiu, jeigu galvoju, kad man būtina paleisti tik liūdesį, ar ne? Vienai savo emocijai, vienam savo akmenukui mes skiriame tiek linijų, kiek norisi. Taigi, aš paleidžiu nerimą. Brėžiu tiek linijų, kiek noriu. Ir kur noriu. Aš paleidžiu nerimą. Aš paleidžiu nerimą. Aš paleidžiu baimę. Aš paleidžiu baimę. Aš paleidžiu baimę dėl ateities. Aš buvau pasirašiusi, konkrečiai neįvardinusi, bet tiesiog aš paleidžiu įtampą iš savo kūno. Aš paleidžiu įtampą. Aš paleidžiu nuoskaudas. Aš paleidžiu visas nuoskaudas, kurios yra manyje. Aš paleidžiu nuoskaudas konkretiems žmonėms. Aš apskritai palausiu nuo nuoskaudų. Tai va. Paleiskite tiek linijų, kiek norisi. Taip. Ir galim tiesiog leisti tas linijas. Ir šitą darbą paleidinėjimo atlikti, kaip aš minėjau, galima net vieną kažkokią konkrečią situaciją pasiėmę. Jeigu, pavyzdžiui, mums skauda širdį dėl kažkokio konkretaus įvykio, tai tiesiog susirašome.
Kodėl susirašome? Dėl to, kada užsirašome, tai mūsų mintis neklajoja. Mes esam užfiksavę, ką paleidžiam ir galime į lapuką žiūrėti. Jeigu mes tik tais mintise galvojam, tai kartais tiesiog jos nėra labai patikimos. Na ir antrasis etapas tai yra apvalinimas. Apvalinimas tai yra, kada mes labai gražiai irgi, aš turiu atskirą video, kaip apvalinti, bet tiesiog kiekvieną kamputę užapvalinam. Nepaliekam nė vieno susikirtimo neužapvalintų. Taip, dabar matom, ar ne, aš truputėlį net priartinsiu. Mes apvaliname visus susikirtimus. Na ir aišku, matom dabar, kad tų susikirtimų tikrai yra daug, ar ne? Bet susikirtimai tai yra tam tikros įtampos. Ir dabar apvalindami mes ir sakom, aš suapvalinu visą savo liūdėsį. Aš suapvalinu visą savo liūdėsį ir harmonizuoju savo liūdėsį. Ir harmonizuoju savo liūdėsį. Iš pradžių nebūtina liūdėsio kažkaip keisti, transformuoti, leisti ateiti džiaugsmui. Pakanka pačioje pradžioje aš pripažįstu, kad manyje yra daug liūdėsio. Aš apvalinu ir harmonizuoju liūdėsį. Aš apvalinu ir harmonizuoju liūdėsį. Ir kartokit paskui mane. Ir kai piešite savarankiškai, tai irgi visą laiką kartokite tiek, kiek norėsis. Būtent ką harmonizuojate, ką apvalinate, tai leis ir minčiai užsifiksuoti. Ir aišku, mintis neklajos, sakykime, ką čia man dabar nuveikti, ką čia pietums pataisyti ar panašiai. Visa šita fiksacija, kartojimas, jinai fiksuojasi mūsų galvoje ir leidžia tiesiog mintims susibalansuoti ten, kur reikia. Taigi, aš apvalinu savo liūdėsį, pripažįstu, dėkoju savo liūdėsiu už tai, kad jisai buvo, už tai, kad jisai yra. Dėkoju savo liūdėsiui už visas pamokas, kurias aš įgijau dėl jo. Aš džiaugiuosi, kad jisai buvo. Ir dėkoju. Ir leidžiu savo. Ir renkuosi vietoj liūdėsio išgyventi kuo daugiau džiaugsmo. Tiesiog kiekvienai emocijai, kuri yra mumise, aišku, mes čia išpiešiame neigiamas emocijas, tokias, kurios mums gal ir nepatinka, bet mes žinome, kad kiekviena emocija mums yra reikalinga, kiekviena emocija mus kažko išmoko, kažkur veda ir dažniausiai į gerą, jeigu mes išgirstame, ką jinai mums kalba. Dėl to kiekvienai emocijai mes padėkojam už tai, kad buvo, už tai, kad mes įgijom žinių, pripažįstam, kad jinai yra, nes, sakykime, kartais būna taip, kad mes nepripažįstame ten, sakykime, pykčio, ar ne? Kiekvienas mes norim būti geresnis negu esam. Tai jeigu norim būti geresnis negu esam, tai sakom, aš nepykstu, aš nepavydžiu, aš dar kažko tai nedarau. Bet jeigu tos emocijos yra ir jas mes pripažįstam, padėkojam už tam tikras patirtis, tai mes iš tiesų lengviau imame kvėpuoti, tie akmenys pradeda skaidytis mūsų viduje. Pripažinta emocija, pripažintas tam tikras jausmas, jisai jau nebėra toks pavojingas. Ir tada galima jau prisiimti atsakomybę ir leisti ateiti daugiau džiaugsmo, daugiau meilės, daugiau drąsos, išminties, ryžto, grožio, viso to, ko mums daugiausiai norisi, ar ne, sąmoningai gyvenant. Taigi aš harmonizuoju liūdėsį ir leidžiu, renkuosi į savo gyvenimą ateiti džiaugsmui. Ir dabar pajuskite, ką jaučiate. Galite irgi, visas procesas bus apvalinimo ir galite susistabdyti įrašą arba tiesiog prasukti iki kito etapo, jeigu nesinori mano balso klausytis. Pradžioje tiesiog galbūt pravartu yra išgirsti ir įsidėmėti, kokiu principu yra visa tai daroma.
visą harmonizaciją piešiant. Na, o paskui, aišku, galima kalbėti savo tempu, su savo konkrečiais tikslais, su savo konkrečiomis emocijomis, nes, sakykime, kai kam galbūt dabar nėra liūdna ir liūdesio neharmonizuoja, harmonizuoja kažką kitą, ne? Bet svarbiausia yra visą laiką stebėti savo kūną. Stebėti, kaip jaučiasi kūnas, kaip jaučiasi, kokios emocijos kyla, leidžiasi piešiant, kokios mintis prasimuša. Kartais norisi ar ne mesti, kartais galvoju, kokia čia nesąmonė yra piešiama, nejaugi čia man padės. Pasipriešinimo irgi atsiranda. Tai tada mes sakom, aš matau tave pasipriešinime, sveikinu, ačiū, kad esi ir leidžiu savo drąsiai piešti toliau. Tiesiog vėl pasisveikiname su ta emocija, kuri trukdo. Ir leidžiame jį būti, padėkojame ir keliaujame toliau. Jeigu mes sakysim, ne, aš čia viską labai gerai darau ir man nėra jokio pasipriešinimo, tik šiaip savo kažkas, mums sunku bus tęsti. Jeigu kažkokių vidinių pojūčių kūne pajusti ne iš karto pavyksta, ypač tie, kurie piešia pirmą kartą, tai nieko tokio, dėl to, kad vis dėlto tas toks vidinė pajauta, jinai atsiranda su laiku piešiant. Tai nieko baisaus, bet poveikis vis tiek jisai vyksta. Dėl to, kad mūsų motorika, mūsų pirštai, brėžiamos linijos, kartojamos frazės, jos savo gražų darbą daro. Ir kūno pojūčiai galų gale, kai kas yra jautresnis, kai kam iš pirmo karto pavyksta pajausti ir tam tikrus dalykus transformuoti, kai kam reikia daugiau laiko. Taigi aš harmonizuoju nerimą, aš apvalinu ir harmonizuoju nerimą, aš apvalinu ir harmonizuoju nerimą, aš renkuosi vietoj nerimo džiaugsmą, drąsą, ryžtą. Aš apvalinu ir dėkoju nerimui už tai, kas buvo ir leidžiu ateiti veikimui, ryžtui, drąsai. Pasakome žodžius, kad aš leidžiu ir aš renkuosi, aš priimu atsakomybę už tai, kad aš renkuosi, kad mano gyvenime dabar būtų daugiau džiaugsmo, kad būtų daugiau drąsos, kūrybiškumo, išminties, polėkio. Tiesiog improvizuojam. Tekstukas yra tas, kurį mes išgyvename viduje, bet visą laiką kartojam. Jeigu ateina momentas, kai galvojam, kad tiesiog nebenoriu kartoti ir ne, kad harmonizuoju savo ten įtampą, harmonizuoju nuoskaudas, tiesiog kartojam, aš apvalinu ir harmonizuoju viską. Aš apvalinu ir harmonizuoju viską. Aš apvalinu ir harmonizuoju viską. Bet kol kas aš apvalinu ir harmonizuoju nuoskaudas, kurios yra susikaupusios manyje. Jeigu aš dabar apvalinu ir prisimenu konkrečią nuoskaudą, tai aš tiesiog savo ištariu, aš apvalinu ir harmonizuoju nuoskaudą, kada ten buvau maža ir pajutau, kad ten, sakykime, įvyko kažkokia neteisybė ir aš kaip vaikas pajutau kartėlį ir dabar suvokiu, ar ne, kad tai buvo atitinkama pamoka, aš ją išmokau, padėkoju tai nuoskaudai, bet leidžiu savo dabar būti suaugusia ir suvokti, kad vaikystės nuoskaudos turi jau išeiti. Ir aš vietoj nuoskaudų renkuosi atleidimą. Atleidimas yra daug lengvesnis, atleidimas niekada nesudaro akmens ant kupros. O nuoskauda jinai virsta su laiku į vis didesnį ir didesnį akmenėlį, jeigu jisai nėra sutirpinamas atleidimo. Taigi aš renkuosi paleisti nuoskaudas ir sutirpinti visus nuoskaudus akmenėlius ir pakeisti juos atleidimo akmenėliais. Net ir knyga atleidimo akmenėliai yra, kurią galima paskaityti ir permastyti. Ten irgi parodoma, kad atleidimas dalykas rimtas, nėra jau taip paprasta atleisti, kartais atrodo, kaip čia dabar.
Bet atleidimas tai nereiškia, kad mes ten su tais žmonėmis turime tapti neišskiriamais draugais, kad ten mes turime kasdien lankytis. Atleidimas galbūt yra paleidimas to vidinio akmens, kuris yra mumyse, kuris slegia, kuris yra lyg ir nematomas, mes tų akmenų kaip paveiksliuke ant kupros kaip ir nematom, bet slėgį jaučiame ir tai trukdo mums gyventi. Taigi aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju nuoskaudas, renkuosi atleidimą ir leidžiu jam vykti. Aš leidžiu dabar vykti transformacijai, integracijai, mano sveikimui vidiniam. Duodu tam laiko ir erdvės tiek, kiek reikia. Ir leidžiu tam procesui, kuris vyksta, išgydyti mane. Džiaugsmo, meilės, atleidimo resursai teka manyje ir gydo mane. Šitas frazes mes galim panaudoti, jos yra iš RTP technikos. Ir šita RTP technika tikrai labai gražiai dirba su traumomis, kur esminis dalykas ir yra pripažinti ir paskui tiesiog leisti, kad būtų, bet sau leisti išgyventi žymiai geresnės emocijas negu tos, kokios yra. Nekovoti su tuo, kas yra, bet tiesiog pripažinti, padėkoti, išleisti ir pasiimti kitas. RTP pats procesas jisai yra gilesnis, jisai susijęs ne tik tai su piešimu, tai yra darbas su traumomis, tokia gili transformacija, įdomi transformacija, bet neurografikoje labai gražiai integruojasi įvairios technikos ir aš labai mėgstu RTP frazes įtraukti į neurografikos, piešiant neurografiką, va dabar tiesiog tas frazes įtraukti, kad turėtumėm dar geresnį efektą. Taigi, aš apvalinu ir prisiimu visus geriausius resursus, kokie tik gali būti. Aš leidžiu džiaugsmo, meilės, ryžto, atleidimo resursams tekėti, pripildyti mane. Aš apvalinu ir harmonizuoju visas neigiamas emocijas, kurios dabar manyje yra. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju liūdesį, nerimą. Aš apvalinu ir harmonizuoju pyktį, įtampą, stresą, nuoskaudas. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš pripažįstu tas emocijas, dėkoju toms emocijoms. Žinau, kad jos kažkada galbūt padėjo išgyventi ne tik tais man, bet ir mano visai giminiai, galbūt mano protėviai išliko vien dėl to, kad kažko bijojo, turėjo savisaugos instinktą. Aš visą tai pripažįstu, leidžiu tam būti, bet savo kokybiškam gyvenimui sąmoningai renkuosi emocijas, kurios man padeda būti džiugiai, sveikai, kurios padeda man jaustis lengvai. Aš apvalinu ir harmonizuoju visą, kas slegia mane. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju viską, kas slegia mane.
Aš apvalinu ir harmonizuoju. Ir vėl pajauskite, ką jaučia jūsų kūnas, galva. Jeigu sukyla kažkokia įtampa, pasipriešinimas, tai pripažinkit vėl, sakykit, aš apvalinu tą pasipriešinimą, matau tave pasipriešinime ir pakvėpuokit giliai. Labai paranku tiesiog apvalinant ir harmonizuojant laikas nuo laiko giliai per nosį įkvėpti, per burną iškvėpti. Tada labai transformacija visą tą giluminę vyksta gerai. Tiesiog įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną ir tiesiog jaučiam, kaip paleidžiam įtampą, kaip paleidžiam stresą, nuoskaudas, kaip įsileidžiam džiaugsmą, džiugesį. Kam labai sudėtinga tiesiog iš karto sakyti, kad įsileidžiu džiaugsmą, džiugesį, ten meilę, tai sakykite, įsileidžiu daugiau džiaugsmo, džiugesio, meilės. O kam labai paprasta, tai aišku, su šypsena tai ir padarykit. Na, kartais reikia įsileisti viso to po truputėlį daugiau. Jeigu yra vidinis pasipriešinimas, tai tiesiog per prievartą kažko nedaryti, bet leisti savo turėti to, kas yra džiugiau daugiau negu 0. Ne? Ir kiekviena transformacija, sakykime, piešiant piešinuką, jinai įvyksta, kai kam tai yra toks didelis proveržis, toks 100% proveržis. Iš vieno piešinuko žmonių gyvenimai keičiasi. O kai kas piešia po kelias dešimtis, 100 paveiksliukų pripiešia, kol prasideda pokyčiai. Tai vat kiekvienas turi savo kelią, kiekvienas turi savo gyvenimo istoriją. Na ir aišku, kiekvienas turi savo atsakomybę. Nes jeigu žmogus piešia, sakykime, ar net ten kelius šimtus paveiksliukų vieną tą pačią temą, kartais net vieną tą pačią techniką, kol kaip jisai pats sako, kol mane pramuš iki to rezultato, kokio aš noriu, ir tiki tuo rezultatu, tai savaime suprantama, tai jisai prisiėmęs yra jau tokią didžiulę atsakomybę už tai, kad gyvenimas jo keistusi. Na, o jeigu žmogus nori, kad viskas taip keistusi, kad kaip lydekai paliepus man panorėjus, ten ar auksiniai žuveliai paliepus, tai auksinė žuvelė vis dėlto tai nėra atsakomybė. Auksinė žuvelė jau yra intervencija kitų. Taigi, aš apvalinu ir harmonizuoju viską. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Aš apvalinu ir harmonizuoju. Liūdesį, įtampą, stresą, pyktį. Ir renkuosi džiaugsmą, meilę. Lengvumą. Garsiai vardinkite, ką renkatės dabar išgyventi. Kokie yra svarbiausi resursai, kurie jūsų manimų, jūsų gyvenimą pakylėtų ir atvestų į šitą proveržį tokį. Ir brėždami linijas būtent to paprašykit. Aš leidžiu savo. Taip. Na ir aišku, matome iš šono, dabar kitas etapas yra dar nepaleistų ar nedalykų, tai tiesiog paleidžiu. Dar paleiskime savo prašymus. Aš paleidžiu tiesiog į visatą, paleidžiu liūdesį, paleidžiu įtampą. Linijų, paprastai tiesiog linijomis. Paleidžiu viską. Prašau dovanoti džiaugsmą, prašau dovanoti džiugesio, prašau dovanoti meilės. Paleidžiu viską, išskaidau, paleidžiu į visatą. Na ir visur ten, kur mes paleidžiam, aišku, vėl pasižiūrim, kad
būtų suapvalinta, kad nebūtų susikirtimuose. Ir paleidžiam ir prakalbam, ką paleidžiam. Žiūrim į savo, jeigu neatsimenam, lapuką, kur rašėm. Ir paleidžiam. Taip. Taip. Na ir aišku, keliaujam toliau. Antrasis etapas. Visą tai, ką paleidom, jeigu mes matome savo piešinuke kažkokias figūras, mes galime jas išskirti. Na, figūros šiame piešinuke galėtų būti kvadratai, gali būti apskritimai, bet nerekomenduoju piešti trikampių. Aš šiuo atveju kažkokių figūrų ne. Matau, vis dėlto aš noriu čia nubrėžti apskritimą. Ir brėždama tiesiog pavaikštau tuo apskritimu ir pagalvoju, kas čia yra. Ir vis dėlto galvoju, kad tai yra mano džiaugsmo resursas. Jeigu jums neateina į galvą, jeigu norisi kažkokią figūrėlę nubrėžti ir neateina į galvą, kas tai galėtų būti, nieko tokio, tiesiog tada ištariam dėkoju figūrai, kad atsiradai, kad mane kažko mokai, kad atneši į mano gyvenimą naujų resursų. Na, o aš kadangi atpažinau, kad tai yra džiaugsmo resursas, kadangi apie liūdėsį daug kalbėjau, kažkaip ir pati pajutau, kad apvalindama viską kalbėjau daugiau, kad apvalinu liūdėsį. Tai vadinasi, tikrai džiaugsmo resursas atėjęs, aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad tas džiaugsmo resursas atėjo, aš priimu tą resursą, leidžiu jam būti savo gyvenimą, leidžiu, kad džiaugsmo mano gyvenime būtų daugiau negu liūdėsio, leidžiu bet kokiam naujam liūdėsiui išsiskaidyti šitame džiaugsme. Aš apvalinu ir harmonizuoju ir dar padidinu savo džiaugsmą. Visada, kada įpiešim naujas figūras, jas visą laiką integruojam apvalindami. Aš apvalinu ir dėkoju atsiradusiam džiaugsmui. Taip, daugiau man piešti figūrų nesinori. Jeigu jums atrodo, kad čia kažkur dar turėtų būti apskritimų, tai jų galite prisipiešti tiek, kiek jums atrodo reikalinga. Taip, o dabar pradedu spalvinti. Ir spalvas renkuosi tokias, kokias noriu ir man, džiaugsmo norisi spalvinti geltoną. Aš galiu išskirti figūras, galiu neišskirti. Galiu, sakykime, geltoną panaudoti ir už apskritimo ribų. Taigi aš dabar savo liūdėsiui dovanoju spalvą. Ir jį keičiu, jisai liūdėsys buvo pilkas, kažkoks bespalvis, ir aš jį keičiu į geltoną džiaugsmo spalvą. Aš užlieju spalvą ir ta spalva yra džiugi, saulėta, geltona spalva primena saulę. Ir leidžiu tai spalvai tiesiog integruotis, džiaugiuosi. Vėl spalvindami, vėl kalbėkime su savo emocijomis, kalbėkime su naujais atsirandančiais resursais. Galbūt net ir pagalvokime, kodėl būtent tą spalvą pasirinkom. Aišku, jeigu renkatės, aš taip tikiuosi, kad nesirenkat juodos spalvos, taip nerekomenduočiau, kaip aš sakau, bet kokią spalvą galima imti, bet geriau neimti juodos, nes vis dėlto taip kažkaip, jeigu norim transformuoti į geresnę emociją, tinka vis dėlto tokios gražesnės spalvos, ryškesnės spalvos, ne juoda. Nes juoda, tokia tamsios visokiausios spalvos, jos daugiau yra sietinos su niūresnėmis emocijomis. Taip, ir aš jaučiu energijos tokį proveržį ir viduje man yra žymiai šviesiau ir man norisi būtent dabar daug užspalvinti
šviesiai mėlynos. Spalviname, kaip aš minėjau, plotelius neurografikoje taip, kaip norime. Nei konkrečios spalvos yra nurodyta. Renkamės tokią, kokia patinka. Ir plotelius irgi renkamės taip, kaip mums atrodo, sakykime, man norėjusi šitą plotą nuspalvinti mėlynai. Ir būtent šitą plotą. Ir čia, pavyzdžiui, man norėjusi daugiau paryškinti čia kelis tuos akmenėlius. Jeigu man ateina į galvą, kodėl aš noriu taip daryti, aš vėl prakalbu apie tai. Jeigu man neateina į galvą, aš nieko nesakau, tiesiog mėgaujuosi procesu. Ir aišku, tiesiog galbūt dabar aš sakau, kad jeigu čia buvo džiaugsmas saulės spindulėliai, tai melsva spalva yra dangaus spalva. Ir aš leidžiu tokiam lengvumui ateiti į savo gyvenimą. Taip, toliau norisi šitokios spalvos. Ir čia suteikiu irgi labai graži. Man dabar aš kada spalvinu tą spalvą, man kažkaip primena vaikystės ledus. Tokia spalva plombyrinių ledų buvo. Tai irgi viduje yra toks džiaugsmas, pasipildantis džiaugsmas. Ir kiekvienas dabar spalvinam ir išgyvenam savo emociją. Mano žalia kažkaip norisi jos intensyvesnios ir kažkaip jinai man dabar vis dėlto siejasi su atgimimu, su nauja viltimi, su sveikata, tokios irgi geros emocijos, tokios atgyjančios emocijos susijusios su šita spalva. Ir užliejau savo, sakykime, kažkokius nepasitenkinimus, būtent šitą žalią spalvą. Užliejau žalią spalvą visus savo liūdesius, visas savo įtampas, stresus. Taip, tai žiūriu, kur dar norisi. Kažkaip toje pusėje aštresnių spalvų norisi. Na, ko gero, jeigu kairė pusė vis dėlto yra tokia daugiau praeities ar ne pusė, tai iš praeities aš parsinešu energiją ir nešuosi ją į tolį, kad galėčiau tą energiją panaudoti akmenų nuvertimui ir pašalinimui iš savo kelio. Taip, aš spalvinu čia labai taip intensyviai, dabar tokia intensyvumo greitis irgi priklauso nuo žmogaus, kai kas galbūt nori labai taip kruopščiai čia viską spalvinti, kai kas nori būtent energingai viską padaryti. Įsiklausykite į save vėl, pajuskite, koks tempas jums yra geriausias, tokiu tempu ir spalvinkite. Ir jeigu matote, kad tiesiog su manim nesuspėjate, tai tiesiog tam tikrų momentų sustabdykite įrašą ir ramiai paspalvinkite, apmastykite savo, būtent ką paleidžiate, kokią spalvą suteikėte
Tai irgi yra labai individualu, kokius pojūčius jaučiate. Taip, ir aš dabar matau, kad jeigu spalvinant dar matom, kad kažkas yra neužapvalinta, tai tiesiog ramiai galime tuos kampelius suapvalinti, tai niekas mums nedraudžia to padaryti. Spalvinti galima irgi įvairiomis priemonėmis, su flomasteriais, markeriais, korektoriais, bet pieštukai kažkaip palieka tokį ryškesnį santykį su viskuo, kas vyksta. O kas dabar? Ir bent jau pradžioje visą laiką rekomenduoju spalvinti pieštukais, o paskui jau su laiku jau pasirinkti savo techniką. Taip, man toliau užspalvinti nebesinori. Iš tiesų yra toks dalykas, kad, kaip čia dabar, kad matytųsi visas, yra toks dalykas, kad mes galime rinktis. Nebūtinai visi ploteliai turi būti užspalvinti. Gali būti ir užspalvinti visi, bet mes jau pasirenkame pagal tai, kaip mums atrodo. Ne? Tai va, jeigu norite visus užspalvinti plotelius, tai ir padarykite, o jeigu nesinori, tai paliekam. Man būtent va čia norisi, kad būtų erdvės. Taip, dabar kitas etapas yra visatos linijų arba dar kitaip neurografikoje vadinamo lauko linijų, įvairiai mes galime jas traktuoti, bet tekstukas, kurį aš dabar sakysiu, jisai bus toks truputėlį galbūt susijęs mistiškas, bet didelės mistikos galbūt čia nėra. Tie, kurie piešia ir vis dėlto aš manau, kas atėjote į šitą praktiką, įsigijote šitą praktiką, tai tikite, kad yra aukštesnės jėgos, kas tai vadinate visata, kas dievu, kas turite konkrečius globėjus, galbūt angelus ar kitas šviesos būtybės. Tai tiesiog čia nepriklauso nuo to, kas kuo tikite, bet tiesiog esmė yra, kad mes dabar brėšime linijas ir paprašysime pagalbos, kad padėtų mums paleisti liūdesį, nerimą, baimę, įtampą, visą tai, ką jūs susirašote, ir transformuoti džiaugsmą, meilę, išmintį, drąsą, kūrybiškumą ir taip toliau, būtent konkretus mūsų globėjai. Tai aš tiesiog prašau Dievo, angelų, visų šviesos būtybių padėti. Aš kartoju keletą kartų. Geriau būtų, kad linijas brėžtumėm storesnių markerių. Aš dabar pasiėmiau storesnį raudoną, bet ir tai jisai gal nėra toks pakankamai storas, bet keletą kartų, kada brėžime į tą pačią vietą, tą patį kartodami, tai ta storesnė linija pasidaro. Brėžiam tokia lengva linija nuo vieno krašto iki kito. Taigi, pasirenkame, kieno prašom. Prašau Dievo, angelų, visų šviesos būtybių padėti man atsikratyti liūdesio, padėti man atsikratyti skausmo, įtampos ir transformuoti į džiaugsmą. Aš prašau visatos jėgų transformuoti mano liūdesį, pyktį, įtampą ir leisti ateiti džiaugsmui, kūrybiškumui. Prašau suteikti man resursų, kurie gydytų mane, džiugintų mane, nuimtų visus mano liūdesio, nerimo, pykčio akmenėlius. Ir galiu sakyti ačiū, ačiū, ačiū. Viename piešinuke gali būti 3, 4, daugiausia 5 šitos
visatos linijos arba lauko linijos. Daugiau nereikia, nes tiesiog jos yra va, tokios kaip ir pastiprinančios. Galima piešti jas tą pačią juodą spalvą, kaip mes piešime visą piešinuką, tik storesnių markerių. Galima, kaip aš dabar dariau, kitą spalvą, bet vis dėlto truputuką, kad ir kitą spalvą reikėtų, tiesiog apžiūrėti ir šiek tiek, paapvalinti. Truputėlį kraštelius harmonizuoti. Gal nebūtina, kad ten visur 100% visi ten tie taškeliai taip būtų, bet kai iš karto pažiūrėjus, kad nebūtų toks didelis disonansas, kad lauko linijos praeina savo, piešinukas savo visiškai tokį, turėtų jos įsilieti. Tai va dabar mes šitą reikalą ir padarom. Truputuką apžiūrim, pamėginam harmonizuoti, kad gražiai įsilietų. Tiesiog pajaučiam tą visą pagalbą. Taip. Paskutinis etapas neurografikoje yra fiksacija, tai yra rezultato fiksavimas tokį, kokį mes norime. Bet šiuo atveju aš nejaučiu, kad aš norėčiau dar fiksuoti kažką. Nebent jeigu aš fiksuočiau, galbūt fiksuočiau džiaugsmo resursą. Bet kol kas man džiaugsmo resurso fiksuoti nesinori, aš noriu, kad jisai tekėtų, skleistusi ir priviliotų kitus resursus. Aš manau, kad vis dėlto būtent tokių paveiksliukų, žiūrėdama į šitą paveikslėlį, aš nusipiešiu dar ne vieną. Kadangi ir jūs, manau, supratote labai aiškiai techniką, tai tikrai rekomenduoju bet kada, kad ir rytoj, poryt, keletą kartų dar pagal šitą techniką nusipiešti ir galbūt susikonkretinti. Tiesiog paleisti kiek įmanoma daugiau linijų, galbūt net ir vieną temą. Visą piešinuką skirti liūdesiui, galbūt liūdesiui, jeigu turite konkretų liūdesį dėl konkretaus dalyko. Visą piešinuką skirti atleidimui. Gali būti net ir atleidimas į keletą dalių, atleidimui vienam kažkokiam žmogui, ir išpiešėt, sakykime, aš ten paleidžiu pyktį dėl to, kad jisai ten tą padarė, aš paleidžiu pyktį dėl to, kad ten tą ramparam padarė. Tiesiog gali būti net atleidimas ir vienas žmogus, ir vienas lapas, ir daugybė linijų. Kuo daugiau linijų, tuo daugiau apvalinimo, bet kuo daugiau apvalinimo, tuo daugiau vidinio valymo, nes tiesiog mes harmonizuojam tai, ką išmetam ir aišku, mūsų dalis vidinio pykčio, vidinės tos tamsos, vidinės įtampos, liūdesio, skausmo lieka lape. Ir kuo daugiau mes ant lapo išpiešiam, tuo daugiau paleidžiam iš savęs. Tai yra tokia dailės terapijos technika, kurią tikrai galime remtis ir vietoj to, kad turėtumėm tokį liūdną būseną, liūdesio, įtampos, skausmo mes galim pakeisti, kad mes turime paveiksliuką. Dėl paveiksliuko irgi dar kartelį pasakau, kadangi čia aš irgi ir pakankamai greitai spalvinau vien dėl to greitai, kad buvo tokia energija, kad šitaip norėjusi spalvinti. Tai dabar žiūrėdama, aš galbūt nematau, kad tas piešinukas yra jau super kažkoks kruopštus. Bet jis man patinka. Ir esminis dalykas yra, kad jisai man patinka. Bet gali būti, kad, sakykime, po pusvalandžio ar ten kitą dieną aš jį pasižiūrėjusiu, aš matysiu, kad aš galbūt norėsiu kažkokias linijas dar pridėti. Aš norėsiu kažkokias linijas pastorinti, kažkokias linijas galbūt daugiau ar net ten kažkokių, galbūt spalvas dar kruopščiau padailinti. Aš galiu tą patį piešinuką tiek, kiek man norisi irgi transformuoti ir dar pakalbėti, galbūt ateis kažkokios naujos mintis. Tai yra tai, ką aš dirbu su savo emocija ir ką aš dirbu, aišku, šiuo atveju mėginau išmesti visą, ką aš matau šituose akmenėliuose. Taigi, aš manau, kad šiandien mes galime pabaigti ir tikiuosi, kad buvo labai aišku, apie ką aš kalbėjau. Tai dar kartelį reziumuoju. Pirmasis etapas yra susikonkretizuoti, ar ne,
ką išmetu, įtampą, nerimą, liūdesį, baimę, arba vienas paveiksliukas vienai kažkokiai emocijai. Toliau visą tai išmetu neurolinijomis. Toliau harmonizuoju apvalindama. Toliau ieškau figūrų. Na, aišku, jeigu jas randu, jeigu noriu, nupiešiu. Nupiešusi figūras arba prieš figūras galiu išleisti visą į erdvę, nepalikti kraštų, neprijungtų. Na ir paskui spalvinu ir išvedu palaikymo linijas. Jeigu noriu fiksuoti rezultatą, kad, sakykime, mano rezultatas yra konkreti figūra ar ten konkretus resursas, tai aš tą resursą, sakykime, kaip aš sakiau, jeigu aš būčiau norėjusi šitą fiksuoti, tai aš kita spalva arba tą pačią spalvą, bet taip išryškinu, kad jisai labai gerai matytųsi paveikslėlyje. Bet kada mes išmetinėjame va šitaip emocijas ir bandome atsikratyti, būtent išmesdami į lapą atitinkamų tokių vidinių teršalų, tai kada tos tematikos paveiksliukai yra, paprastai fiksacijos kažkaip nesinori ir nelabai rekomenduojama dėl to, kad esmė yra išmesti. Tegu būna. O turėsime atskiras technikas, kada mes tuos visus resursus, visą tą grožį susirinksime. Tai kada mes tą grožį susirinksime, tai tada mes galėsime ir fiksuoti, ar ne, to grožio rezultatus. Taigi, jeigu bus klausimų, klauskite asmeniškai, grupėje. Na, o kol kas, tai tiesiog tikiuosi, kad viskas bus išmesta ant lapo, kažkas galbūt paklius ant lentutės ar kažkur kitur, ant ko jūs piešiate, bet svarbiausia, kad patuštintumėte tai, kas yra jūsų viduje. Tegu būna numurzinta lentutė, tegu būna numurzintas piešinys, bet jeigu jisai transformuojasi į energiją, džiaugsmą, proveržį, bet kokioje gyvenimo srityje, kokioje tik tais norite. Iki kitos pamokos.